Bet jau čia ir be lempos matęs, kad tikrai bus ką veikti. That's a lot of damage. Šiaip spalva graži. Kaip nusipoliruos, tai turėtų būti kur kas sodresnė spalva ir panašiai. Ja. Kaip matot, bus ką veikti. Čia kažkar matas, kad tikrai ne per seniausiai dažyta. Savo vietomis švaru gražu, o vietomis jau pribraižyta. Va čia turbūt baisiausia. Matinė visiškai. Tai va, žodžiu, neįsiu visos mašinos, einu dirbti. O ką dabar darysim? Tai darysim, iš karto imsiu rotorių su kailiu, nes jau kai tokios būklės automobiliai, tai čia, kad su paduku išpoliruotai labai, tiesiog labai daug laiko suvalgytų ir vis tiek to tokio rezultato nebūtų, kaip su kailiu viską įsiskuti. Tai jo, bandysim. Dabar aišku eisiu apsiklijuoti ir paskui jau poliruosim. Why you're always trying so hard to make me surrender? Apsiklijavom automobiliuką ir galim pradėti po biškį kibti darbus. Tai dėl kapoto dar kol kas neaišku, ar poliruosiu. Jeigu ant manęs neis jokia atsakomybė, tai aš ją galiu įsipoliruoti, bet jeigu eis, aš tada sakysiu kad gal dažytojai, tegul baigia čia savo darbas. Čia irgi matom kažkas, irgi atrodo ne per seniausiai dažytas. Nėra labai tikrai subraižytas, kerza, o čia jau taip suvarytas. Tai va, tokia ta slyva, ką bandom kažką išgimdyti. And there's nobody can steal my fire, nobody can steal my soul, nobody can steal my soul. Nobody can steal my fire, nobody can steal my soul, nobody can steal my soul. Matom, susėdimų, tada nemažai, bandysim išlikimo. Galime pasižiūrėti. Čia dar tik tai su kailiu praėjau, bet jau vaizdas kur kas kitoks negu čia va, pavyzdžiui. Aišku, vienas kitas ten liko kažkur, bet čia nėra ką norėti, palyginus koks jisai buvo. Čia tikrai jisai nebus kai naujas, bet užtat spalvytė dabar visai kitaip žiūris. Tai va, ką toliau, dabar iškart stogą pasidarysiu. O dėl ko stogą darau pirmą, čia tai gavos toks kaip bandymo triušis. Pasibandžiau kaip ima, kaip jauna, tai viskas kaip ir gerai. O dabar stogą pasidarysiu vien tik tam, kad paskui, jeigu pasiliksiu stogą ant galo, tiesiog čia viskas bus išpoliruota, gal netyčia kažkur prisiliesiu su kokiu užtrauktuku, dar su kažkom ir pribraižyčiau. Tai geriau iš karto pasidarysiu stogą, kad jeigu ką kol stogą darysiu, jeigu čia kažkur biškį pasibraižys, tai nereikės 2 kartus poliruoti tos vietos.
Jo, šiaip spalva, blema, gerai atrodo visai. Much until it's numb, and there's nobody. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nu tai pažiūrėkit, kokį slivaką turim. Senai jau turbūt poliruotas buvo. Žodžiu, toks baisokas. Tai jo, čia su kailiuku prasėjau. Su kailiuku tai rotorium to dideliu. O čia jau paskui su Dual Action. Pažiūrėkit, kaip atsigauna ta spalvytė. Iš pradžių galvoju, ką žalia slyva gražiai neatrodys, bet ta žalia gan daug perlo turi. Šiaip visai gražiai paskui atrodys, manau, kaip susipoliruos visa. Čia galite matyti matinį. Jo, šiaip atsigauna gan neblogai. Tai ką, vasario 16, antra diena prie slyvos. Šį vakarą gan daug spėjau pasidaryti, beveik visą automobilį su kailiu prasėjau, išskyrus juodas šitas apdailas. Kapoto nespėjau, sparno vieno ir buferių. Tai jo, buferius šiaip dažniausiai ir pasilieku ant galo. Nu, šiaip žiūriu, ant kiek ten prie jų darbų bus. Bet čia jie matas ne per seniausiai dažyti, tai čia labai jie nebus subraižyti. Nu tai va, čia kur dabar prasėjau jau su orbita. Tai turbūt matot čia kur po rotoriaus, tai tokių hologramų yra. Nes jisai tiesiog labai stipriai skuta. Jisai visiškai negali išblizginti, jeigu dar su tuo dideliu kailiu, kur aš dirbu, tai ten neįmanoma. Tai va, žodžiu, po to kailiuko einu su orbita ir Flexipado pravūlu. Pastą naudoju Virtus 483. Bet matom spalvos gan skirias, kur yra dažytos detalės. Nes bagažinė dažyta, jinai kur kas tamsesnė. Tamsesnė, pilkesnė tokia, neaiški. Nu, bet jo, ir taip matos labai. Tai dar kaip čia prasipoliruos dabar su orbita, tai iš viso bus labai didelis skirtumas. Bet, nu, čia jau ne mano problemos. Kaip nudažė, taip turi. Nes va čia irgi šitą pusę matom. Žalia, bagažinė, kažkokia pilka, neaišku. Žodžiu, labai nesigilinsiu. Dabar visą automobilį jau eisiu su Dual Action. Kaip tik praeisiu ir šitus va. Gan daug dulkių, tai gal pradžiai apsivalysiu, kad netrintų dulkių kėbulą ir tada jau nelabai ką ir filmuosiu turbūt, nes tiesiog tas pats per tą patį, tai nebus jums ten į ką pasižiūrėti. Nobody can steal my soul. I'm holding on my life till the very last breath. Got me feeling fucked up, see the floors in red, but now I know